proto energijos nešėjas. Tai nedaloma elementarioji mikrodalelė, kuri yra energijos proto materijos nešėja. Iki atominėme lygyje ribiniais didybės yra žinomi tik 3 energijos nešėjai – magnetinė dalelė, fotonas ir proto energijos nešėjas. Matavimo prietaisų galinčių aptikti proto energijos nešėją oficialus mokslas neturi. Šis nešėjas turi energetinę struktūrą daug aukštesniuose dažnių diapazonuose nei tie, kuriuos gali stebėti mokslininkai per savo instrumentus. Konstruktas proto energijos nešėjo pateiktas energetiniais tinklais dodekaedrinio kubo pavidalu. 8 dodekaedrai sujungti 12 tetraedų. Tai yra surenkama konstrukcija energinio tinklo proto energijos nešėjo. Į kiekvieną dodekaedro kubą įdėtas ikosaedras. Įdėjimų skaičius dodekaedras ikosaedras gali būti skirtingas. Kubo įdėjimai padaryti naudojant rusiškos matrioškos technologiją. Kiekvienas įdėjimas turi savo specifinius fizinius parametrus. Centrinis informacijos elementas priklausomai nuo to, kam skirta. Faunai, florai arba žmogui turi skirtingą oktetaedro formą ir informacijos talpumą. Žmogaus DNR kuriama ir saugoma smegenimis. DNR molekulė turi spiralinę formą, bet kodėl ji turi tokią struktūrą? DNR molekulės energijos struktūra turi paprastą linijinę dodekaedrinių kubų sujungimo formą. Tačiau juose paslėpta svarbiausia. Visa informacija, kaip fizinėme lygmenyje, turėtų būti surinkti atomai ir genai, kaip formuoti spiralės formą ir taip toliau. Energijos struktūra iš esmės tai techninė užduotis apie tai, kaip turėtų būti surenkama gyva medžiaga. Ji gali būti pakeista informaciniu būdu, jei operatorius teisingai supranta procesų fiziką, kad pasiektų norimą rezultatą. Generuoja tokius nešėjus planetinis protas, kurį žmogus priima kaip Dievą visagalį kūrėją, bet visų Žemėje vykstančių procesų rėmuose susijusi su žmonių palaikymo sistema, ši generacija proto energijos nešėjų ir yra procesas atstatymo iš pradžių suplanuoto gyvenimo kelio žmogui nuo gimimo iki mažiausiai 1500 metų pilnaverčio gyvenimo, išimant mirtį šiuolaikiniu jos supratimu. Pradinis kelias pratęsti žmogaus gyvenimą yra panašių informacinių konstrukcijų sukūrimas su pokyčių galimybė, kaip informacinių įdėjimų, taip ir paties centrinio elemento formos. Tai viena iš svarbiausių krypčių sprendžiant globalią užduotį įveikti mirtį. Žmonės tai planetos Žemės gyventojai, bet ne gamtos karaliai. Jie atlieka savo labai svarbią funkciją – būti aktyviais dalyviais planetinio proto evoliucijos. Ir tik sprendimas tokios pagrindinės ir globalios užduoties, kaip nugalėti mirtį, leis sukurti tinkamiausią kelią, kad užbaigtume Žemės planetos evoliucijos pirmąjį etapą.